Sveiki gyvi žinių radio klausytojai, eteryje Prizmė, prie mikrofono Aurimas Budraitis. Šiandien vėl kalbėsime apie projektą Atverk, ateities verslo komanda. Vakar aiškinomės, ką reiškia šio projekto pavadinimas, aiškinomės apie tai, kad studentų panoro išbandyti savo sėkmę, rašė projektus ir kai kurie projektai buvo tokie sėkmingi, kad net liko įgyvendinti. Šiandien antroji šio laidų ciklo dalis ir studijoje Mindaugas Juršėnas, projekto antrojo ciklo nugalėtojas, Vilniaus dailės akademijos magistras, projekto metu sukūręs inovatyvaus dizaino šviestuvų šeimą, ir Šarūnas Šlektavičius, Vilniaus dailės akademijos dizaino katedros docentas, projekto Atverk mentorius. Sveiki gyvi. Labadiena. Sveiki gyvi. Mes jau vakar aiškinomės apie šį projektą, dabar sakykit, kokia šio projekto nauda yra studentams ir ko jūs išmokote. Svarbiausias dalykas tai iš tikrųjų yra nauda, pati pagrindinė, yra praktika. Praktika įmonė. Tu susipažįsti su esamais, kaip pati įmonė vystosi, kaip dirba, ir tu dirbdamas joje pradedi profesionaliau žiūri į savo kūriamą objektą. Esantis darbuotojai įmonėje padeda tau pataisyti klaidas, kurias galbūt tu darai projekto metu. Ir tas projektas jau tavo idėja, kurį vystai, jinai tampa ne tik realus kūriamas projektas, bet ir produktas, kurį galima galbūt įgyventi realiame pasaulyje, ir produktą, kuris turėtų ateitį. Jūs pamatėte apie šį projektą. Iškart sugalvojot, kad aš darysiu, aš turiu idėją, kaip apskritai gimė inovatyvaus dizaino šviestuvų šeimos idėja? Pirmiausia, tai susidomėjau šiuo projektu, Vilniaus dailės akademijoje buvo pristatytas šis projektas ir iš tikrųjų mane labai sudomino jisai, nes tai buvo tikrai didelė galimybė dalyvauti su įmonė ir tai padaryti profesionalų produktą. Ir man iškart kilo minčių, kurias vėliau realizavau. Kaip gimsta tokia mintis, man visą laiką yra labai įdomu, kaip galima sukurti inovatyvaus dizaino šviestuvų šeimą? Pirmiausia, tai yra toks dalykas kaip analizė, stebėjimas, kas yra, kokie dabartiniai, paskui mąstymas, ką tu galėtum inovatyvaus pasiūlyti pasauliui, kažką naujo, kažką, kad būtų įdomu ir tai būtų naudingas produktas. Bet šiaip juk būna tokių situacijų, kai atrodo, kokia gera mintis, kokia gera idėja, bet kiti išgirsta, sako, nesąmonė. Buvo tokių dalykų? Susidūriau su viskuo ir buvo ir sunkumų sprendžiam vienus ir kitus klausimus, kaip tai padaryti realiai, nupaišai ant popieriaus lapo ir tu paskui supranti, kad tai yra neįmanoma gyventi realybėje. Visko buvo iš tikrųjų, daugybė bandymų buvo padaryta ir dėl to išeita jau išgrynintas buvo pagaliau ta idėja, kurį norėjau realizuoti. Ir, kaip sakant, tai ir pavyko mums įgyvendinti. Sakykime, projekto vadovai iškart dėl visko palaikė ir sakė, kad blogai darai, tą blogai darai, to iš vis nereikia daryti. Palaikė, tikrai palaikė ir buvo kartu tartasi, labai domėjosi ir tai labai procesų metu labai padėjo, nes galėjom, kaip sakant, ištaisyti tas klaidas ir padaryti gerą produktą. Ar buvo sunkių akimirkų, kai norėjosi viską mest? Iš tikrųjų tai ne. Iš tikrųjų kiekviena atrodo problema, kiekviena padaryta klaida dar labiau stiprino tą jausmą, norą įgyvendinti ir įvykdyti tai. Tai buvo kaip iššūkis, kiekviena klaida arba kažkoks nesklandumas, kurį atrodo neįmanoma buvo padaryti, dar labiau norėjosi tai išspręsti. Ir tai buvo kaip toks motyvacija, didelė motyvacija tai padaryti. Kokią įtaką padarė, sakykime, studijoms, darbui šis projektas? Iš tikrųjų didelė labai įtaka, nes šis darbas pas mane buvo kaip ir bakalauro baigiamasis. Toliau po studijų, kaip sakant, dar įsidarbinau apšvietimo įmonė. Tai buvo kaip tokia pradžia, šitas projektas, kaip pradžia mano kūrybos, kuri dabar vystosi įmonėje jau apšvietimo. Tai čia yra kaip ir akmuo į tų daržą, kurie sako, kad Lietuvoje neįmanoma nieko sukurti, reikia važiuoti laimės į užsienį ieškoti. Jo, iš tikrųjų Lietuvoje yra tų įmonių ir galime tikrai projektuoti, siūlyti savo idėjas, jas tikrai, kad stiprias idėjas ir jos tikrai bus pastebėtos.
Antrojo ciklo nugalėtojas, ką tai reiškia? Tai yra vienas žingsnis, vienas laiptelis link tolimesnės kūrybos, link tolimesnių laimėjimų, rezultatų. Tai yra tik tai pradžia pati. Bet šiaip nugalėtojas, buvo tokių minčių, kad ta idėja nulems, jog nugalėsit šitam projekte, ar kažką iš anksčiau žinojot, kad sakė, labai gera idėja, turi puikių galimybių laimėti. Buvo, girdėjau gerų labai atsiliepimų, tikrai žmonėms patiko mano kūriamas dalykas ir kažkaip jaučiau, kad yra stiprus produktas ir stiprus, kaip sakant, konkurencingas objektas. Šarūnai, projekto Atverk mentorius, kokios tai pareigos? Kas į tą savoką įeina? Na, tai yra toksai tarpininkas, kuris tuo pačiu metu turi būti išklausyti tiek verslą, tiek studentus, dalyvius projekto ir atrasti visiems pusėm naudingus kaip ir galimybės kampus ir sprendimo būdus. Mes jau girdėjom, kad studentam naudinga, o kokia nauda iš tokio pobūdžio projekto aukštajai mokyklai? Na, aukštoji mokykla pirmiausia atstoja tuos pačius įvairių pakopų studijų dalyvius, o nauda jiems yra akivaizdi. Studentams suteikiama galimybė susipažinti su verslo įmonių techninės kūrybos centrais bei verslo veikla iš vidaus. Juos motyvuoja galimybė atlikti profesinės praktikas bei galimybė ateityje įsidarbinti. Dar viena galimybė, kurią suteikia studentams projektas Atverk, tai galimybė naudotis platesnėmis kompetencijomis, nei pasiekiamas vienoje ar kitoje aukštoje mokykloje. Tokiu būdu jie kurdavo tarpdisciplininės komandas, kurių dalyviai būdavo skirtingus sričių specialistai bei studentai. Pasaulinė praktika dažnai rodo, kad mišrios komandos yra pažangiausios, kuriant inovacijas. Dar aukštai mokyklai be abejo yra labai svarbu ryšiai su jo socialiniais partneriais ir tarpininkavimas kaip studentams ir jų būsimais darbdaviais. Sakykit, ar nesusidūrėt su tokiais atvejais, kad studentas yra įsitikinęs, kad sugalvojo labai gerai, o iš kitos pusės jums sako, ne, čia labai blogai ir to tokio bendro ryšio apie ryšį, kai kalbėjot, lyg ir nebuvo. Buvo tokių situacijų ar ne? Na, čia mokymo proceso dalis ir jie išsigrynindavo tas idėjas savo tobulinimo procese. Ir tokiu būdu tikrai išrinkdavom pačias mūsų galva pažangiausias idėjas. Mes vakar kalbėjom apie motivaciją šio projekto, kad tai yra pats pagrindinis dalykas viso projekto. Nebuvo tokių dalykų, kad iš pradžių atrodo motyvuoti studentai, palaipsniui tapdavo netokie motyvuoti ir galiausiai rankos nusvirdavo. Na, buvo įvairių, nutikimų. Dažnai būdavo nemotyvuoti studentai, tapdavo labai motyvuotais. Tai per ilgą laiką teko pamatyti įvairių situacijų, bet iš esmės mes kaip mentoriai iš aukštųjų mokyklų darėm viską, kad dalyvavimas projekte būtų užskaitomas kaip mokymosi proceso dalis. Buvo įvairių bandymų nuo profesinės praktikos užskaitimo, kursinio darbo dalies, tačiau labiausiai pasiteisinusi praktika buvo diplominių darbų kūrimas. Kaip čia Mindaugas ir minėjo, tokiu būdu jie turėdavo pakankamą laiko išbaigti savo projektus iki norimo lygio ir būdavo 4 kurso, dažniausiai 2 semestre, nebūdavo krauti kitomis disciplinomis. Bet to tai suteikdavo pasitikėjimo rinktis didesnės apimties temas, didesnius iššūkius ir panašiai. Gal galit pavyzdį kokią? Na, čia buvo anksčiau minėta daug pavyzdžių, bet vienas iš jų, prie mūsų stalo sėdintis Mindaugas, kuris sukūrė, šviestuvų šeimą, tai buvo pakankamai didelės apimties projektas mano galva. Kai jūs išgirdot apie tą projektą, kokia buvo pirma mintis, kad čia tai tikrai labai gerai, ar to tokio pirmo įspūdžio nepadarė? Pirma mintis buvo, kad tai kažkas naujo ir tai yra būdas konsoliduoti pajėgas tiek verslo, tiek mokslo, siekiant sukurti labiau konkurencingus produktus, negu iki šiol kuriami. Kalbėjom apie projektą Atverk ateities verslo komandą ir tai buvo antroji 3 laidų dalis. Mes rytoj pratęsime apie tai kalbą, tik noriu pasakyti, kad projektas Atverk ateities verslo komanda iš dalies finansuojamas ES Europos socialinio fondo lėšomis. Aš Aurimas Budraitis, atsisveikinu iki kito karto. Iki.